Paviršiaus aktyviosios medžiagos yra sukurtos tam, kad padidintų pesticidų efektyvumą, gerinant padengimą ir įsigėrimą. Mūsų paviršiaus aktyviosios medžiagos, skatindamos prasiskverbimą per vaško ir dengiamą į augalo paviršių, padeda pesticidui efektyviau atlikti savo darbą. Paviršiaus aktyviosios medžiagos pirmiausia yra naudojamos kaip drėkinamosios medžiagos, sumažinančios purškiamo tirpalo atšokančio nuo augalų paviršių kiekį ir kaip pasiskleidžiančios medžiagos padidinančios purškiamų pesticidų prasiskverbimą ant augalų. Pasižiūrėkime, kaip veikia paviršiaus aktyviosios medžiagos kaip drėkikliai. Drėkinimas yra skysčių savybė pasilikti ant augalo paviršiaus ir nenušokti, nenuriedėti. Tarp didelės agrokultūrinių ir pramoninių paviršių aktyviųjų medžiagų gausos perifolis yra pripažintas kaip ypatingai sumažinantis purškiamo tirpalo paviršiaus įtempimą. Tinkamam padengimui su standartinėmis paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis reikia didelio purškiamų medžiagų kiekio, bet perifolis gali sumažinti purškiamus medžiagų kiekius iki 30%. Kadangi reikia mažiau vandens, perifolis sumažina laukų apdirbimo kaštus, padidindamas nupurškiamų pasėlių plotą. Dabar pasižiūrėkime, kaip veikia paviršiaus aktyviosios medžiagos kaip pasiskleidėjai. Daugumos augalų paviršiai yra padengti vaškuotu viršutiniu sluoksniu. Jis formuoja apsauginį sluoksnį ir nuo vandens garavimo apsauginį barjerą. Be to, kad apsaugo nuo vandens garavimo, šis išorinis vaškinis sluoksnis ryškiai sumažina purškiamo tirpalo pasiskleidimą ir įsiskverbimą į augalo paviršių. Paviršiaus aktyviosios medžiagos yra naudojamos siekiant pagerinti purškiamų pesticidų pasiskleidimą ant lapų paviršių. Praskiedus vandeniu, perifolis sukuria fenomeną, žinomą kaip super spreading, super pasiskleidimas, kas reiškia greitą ir visišką lapų paviršiaus padengimą. Palyginkime perifolį su standartinėmis vandens pagrindo paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis. Su standartinėmis vandens pagrindo paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis pagaminti purškiami pesticidų tirpalai neefektyviai sudrėkina išorinės vynuogių ar brokolių kekių dalis. Mes pridėjome dažų, kad matytųsi mažas paviršiaus įtempimas ir greitas perifolio pasiskleidimas. Kaip matote, perifolis leidžia purškiamam tirpalui pasiekti plotus, kurie yra nepasiekiami naudojant standartinės paviršiaus aktyviasias medžiagas. Toks mažas paviršiaus įtempimas leidžia pasiekti greitą augalų paviršių padengimą, kuris sąlygoja spartų paviršiaus aktyviųjų medžiagų patekimą į lapus. Šis greitas įsiskverbimas į augalą taip pat reiškia pesticidų atsparumą lietaus nuplovimui. Paviršiaus aktyviosios medžiagos atlieka svarbų vaidmenį saugiai ir efektyviai kontroliuojant kenkėjus, bet tik tai tuomet, kai yra laikomasi gamintojo nurodymų. Visos tinkamo perifolio naudojimo instrukcijos ir rekomendacijos yra nurodytos etiketėje. Prieš naudojimą įdėmiai perskaitykite perspėjimus ir atsargumo nurodymus. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į mūsų konsultantus arba apsilankykite svetainėje www.chemcentras.lt. Chemcentras – viskas pažangiam ūkiui.